Sveikas panelės, tikiuosi jūsų diena einasi gerai. Norėčiau pasidalinti su jumis savo patirtimi dirbant su Tomu. Ir tikrai būtent apie jį tik tai geri žodžiai. Kiek teko su juo dirbti, niekada nebuvo jokių problemų, visą laiką, kur be nuvažiuočiau, viskas buvo lygiai taip, kaip jisai perspėjo prieš tai, visą laiką jaučiausi saugi, visą laiką manimi buvo pasirūpinta ir duotas butas, ir pasitikta iš oro uosto. Ir žinot, kaip apskritai šis darbas yra ne tik puikus būdas užsidirbti labai neblogus pinigus, bet taip pat ir pamatyti pasaulį. Tačiau ypatingai pradedančiosios panelėms tai ne tik yra tas stresas, kad jau pats darbas yra naujas, bet dar koks didesnis stresas yra, jeigu tenka kažkur, žinot, keliauti pačiai ir viską susirasti. Ir jeigu pirmas kartas kažkur išvykus iš šalies, tikrai nėra labai jauku ir yra, turbūt, nežinau, turbūt dabar visos jau nesam tokios naivios, bet, negalima pasitikėti belenkuo, teisingai. Tai tikrai būtent naujoms panelėms norėčiau pasakyti, kad Tomas, aš jau jį žinau galbūt 10 metų ir tikrai labai rekomenduoju. O ne naujoms panelėms, kurios jau esą keliavę, dirbę, irgi tikrai turbūt žinote, kad ne kiekvienas klubas, į kurį nuvykstame, visos sąlygos būna tokios kaip kažkieno žadėta. Tai su Tomu tikrai nebuvo niekada jokių problemų, vėlgi viskas taip, kaip buvo perspėta iš anksto. Ir mano, tarkim, patirtis dirbant su kita agentūra buvo, ne iš maloniausių, taip pasakius, nes negaliu, žinoma, minėti vardų, pavardžių, pavadinimų dėl etiketo, bet mane, žodžiu, išmetė vidury nakties iš to klubo, kuriame aš dirbau, būtent tas agentas, nes jisai ten dirbo menedžeriu. Tai ir aš tada dar buvau tokia gan jauna mergaitė ir man truputėlį baisu buvo. Tai ir būtent po to įvykio aš buvau tokia, kaip sakant, lucky enough susipažinti su Tomu ir po to, kiek teko dirbti, tai niekada jokių problemų ir jau gal 10 metų aš jį žinau, iki šiol puikiai bendraujam ir tikrai labai rekomenduoju. Sėkmės!